Anksčiau buvo kita labai didelė tema, tai buvo kailinių žvėrelių fermų draudimas, ir ją pabaigus galima buvo imtis kitų temų. Dėl ko dabar paršeliai, tiesiog tai atrodo labai labai žiauru ir nereikalinga. Ir jeigu mes kaip valstybė negalime panaikinti pačios žiauriausios praktikos įsivaizduojamas, bent jau aš negaliu įsivaizduoti kažko žiauriau negu kastravimas be nuskausminamųjų, tai apie kokią mes gyvūnų gerovę tada galime kalbėti. Kaip mes galime didinti gyvūnų gerovę, jeigu mes pačių baisiausių dalykų net nesugebame išgyvendinti. Aš su viena veterinarė irgi netaip seniai kalbėjau, jinai sako, kad prieš gerus 20-30 metų veterinarijos vadovėliuose iš tikrųjų tai buvo, kad maždaug paršeliai tuo metu dar labai jauni, ką tik gimę, netaip jaučia skausmą ir taip buvo žmonės mokyti. Bet mokslas keičiasi, mes sužinom naujų dalykų ir dėl to turime pakeisti savo elgesį atitinkamai. Tai aš suprantu, kad ūkininkai galvoja, kad neskauda, nes ūkininkam taip yra patogiau. Yra labai sunku pjaustyti gyvūną, jeigu tu galvoji, kad jam skauda ir jisai klykia iš skausmo. Tai ūkininkai turi turėti savo kažkokį paaiškinimą, kodėl jie taip elgiasi, bet veterinarijos gydytojams reikėtų turbūt atsinaujinti žinias. Nes visi tyrimai, Europos komisijos rekomendacijos, EFSOS, kurios atstovai Lietuvoje yra šita tarnyba, rekomendacijos yra nebekastruoti gyvūnų be nuskausminamųjų. Tai šiandien darome protestą. Prieš savaitę pradėjome kampaniją, kurią skatiname Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovę Audronę Mikalauskienę tiesiog pakeisti reikalavimus, kurie yra keičiami jos parašu. Tai mes norėtumėm ir diskusijų, tačiau į diskusijas yra kviečiami tik augintojai, nėra kviečiami žmonės, kuriem rūpi gyvūnų gerovė, tai mes dėl to protestuojame. Šitoje akcijoje leisime garsus iš fermų ir garsus kaip paršelių, kuriuos jie skleidžia, kai yra kastruojami. Tai realiai klyksmus. Taip pat turime žaislinių paršelių, kurie yra iškruvinti, turime plakatų, turėsime kelias kalbas, sakysime, tai protestinė. Audronė, jūs, kaip ir mes, žinote, kad paršeliai yra vieninteliai gyvūnai Lietuvoje, kuriuos dabar galima kastruoti be nuskausminamųjų. Jūs, kaip ir mes, žinote, kad galiausiai ši išimtis bus panaikinta, nes ji yra absurdiška ir nelogiška. Klausimas lieka tik vienas. Audronė, kiek dar paršelių pasmerksite kankinimui, kol pagaliau jį sustabdysite? Vienas jūsų parašas yra tai, ko reikia, kad paršeliai nebebūtų kankinami. Vienas jūsų parašas ir Lietuva taps šalimi, kurioje sadizmui prieš gyvūnus vietos nebėra. Vienas jūsų parašas ir VMVT taps institucija, kuri veikia, o ne delsia. Vienas jūsų parašas ir paršeliai pagaliau neturės jausti savo pačių kastracijos. Politikai yra įstatymų leidėjai, Žemės ūkio ministerija yra kūrėja politikos šituo klausimu ir jų nuomonė taip pat. Taip, bet šitus reikalavimus pasirašo direktorė. Taip, ir mes klausėm jų nuomonės, jie pasakė, kad taip turėtumėm eiti link aukštesnių standartų ir dabar yra paskutinio susitarimas daryti visų grupių sujungtą ekspertų grupę. Labai smagu. Tai va toks finalas šiai dienai, o dabar mes tiesiog... Jeigu sako, diskusija vyks, o nedalyvauja niekas iš paršelių gynėjų pusės. Tai mes visi išgirdom. Turėjom susitikimą su Gabrielė. Tada turėjom su Kiaulių augintojų asociacija, turėjom su Žemės ūkio ministerija, turėjom su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu. Mes renkam informaciją ir darom savo darbus, namų darbus, kad surasti geriausias alternatyvas, kurios būtų visiems priimti. Toliau mes čia rengsime viešas akcijas, rengsime protestus. Turime nusimatę ir veiksmų, prie kurių žmonės gali prisidėti ir socialiniuose tinkluose, ir internete, nes ne visi gyvena Vilniuje, bet labai daug žmonių nori kažkaip išreikšti savo nuomonę. Tai aš tiksliai detalių atskleisti negaliu, bet tol, kol reikės kalbėti už gyvūnus, tol kalbėsime už gyvūnus.
klausimų.